Šviežiais laidos produktais rūpinasi ir laidą remia Lidl. Sveiki, esu Justinas Kapkovičius, virtuvės šefas ir šiandien laidoje Šviežios idėjos su Lidl mes turime dar vieną svečią – avokadą. Pradžiai pasigaminsime avokadų duonelę. Avokadą pjauname per pusę, išimame kauliuką, įmušame 2 kiaušinius, beriame mocarelos sūrį. Čili pipiras geriausias avokadų draugas, tad mes jį panaudosime ir šiame recepte. Išsivalome sėklytes, papjaustę čili pipirą, nepamirškite nusiplauti rankų. Pipirai keliauja pačilinti kartu su avokadu. Viską sutriname su šakute iki vientisos masės. Nuskaniname druską pipirais, masę dedame ant skardos, padailiname formas. Beliko išsikepti, tad judame link orkaitės ir kepame 15 minučių 180 laipsnių temperatūroje. Kol avokadų duonelę kepa, mes susimaišysime padažą. Mums reikės lygiom dalim majonezo, grietinės bei 2 šaukštai adžikos. Viską gerai pramaišame ir turime nuostabų padažą. Pats laikas eiti pasižiūrėti, kaip laikosi mūsų avokadų duonelė. Dedame ant lėkštės mūsų duonelės, keli šaukštai mūsų pagaminto padažą, porą lapelių kalendros ir jau galime ragauti. Šiandien tiek, o su jumis pasimatysime Šviežios idėjos su Lidl per TV3. Šviežiais laidos produktais rūpinasi ir laidą remia Lidl.